Sveiki, tęsėme specialių laidų ciklą skirtą inovacijų parodai Technorama. Inovacijų parodą Technorama jau daugiau negu 20 metų organizuoja Kauno technologijos universitetas draugė su partneriais. Na, o šiais metais Technorama visus pakvies į Kauną, KTU Santakos slėnį, gegužės 28 dieną. Šių laidų tikslas paprastai ir aiškiai kalbėti apie kartais sudėtingus dalykus, apie technologijas, kurios keičia mūsų gyvenimą, o kartais kelia ir tam tikrus iššūkius. Džiaugiamės, kad mūsų komunikacijos partneris portalas L-rytas prisideda prie siekio kalbėti apie inovacijas garsiai visoje Lietuvoje. Artėjant Technoramai, komunikacijos partneriais L-rytas LT pakvies jūs, visuomenę, balsuoti už labiausiai patikusią inovaciją. Tad kviečiu sekti informaciją ir nekantriai laukti balsavimo. Na, o šiandien kalbėsime apie pačias inovacijas ir iš tikrųjų apie tą kitąją, galbūt net galėčiau pasakyti tamsiąją inovacijų pusę. Šiandien pasikalbėsime, kaip inovacijos kartais pasidengia tamsių šydų. Kalbėsime apie pseudomokslą, kodėl kartais sudėtinga jį suprasti ir kodėl svarbu tai padaryti. Kokios pasekmės visuomeniai gresia, jeigu pseudomokslas taps dominuojančia jėga. Ir apie tokias sudėtingas temas kalbėsime su KTU Matematikos ir gamtos mokslų fakulteto fizikos katedros docentu ir studijų programų vadovu daktaru Benu Gabrieliu Urbonavičiumi. Sveiki. Labą. Taigi, pakalbėkime apie inovacijas. Dabar turbūt atsidarius šaldytuvą galėčiau atsidaryti ir atrasti žodį inovacijos. Inovacijos yra visur. Kalbame apie startuolius, apie technologijas ar valstybės politiką. Žodis inovacijos yra praktiškai, jeigu taip galiu pasakyti, visur. Bet ar iš tikrųjų tai, kas yra nauja, yra viskas inovacija ir viskas inovatyvu? Kaip jūs pats apibrėžtumėt ir pasakytumėt, kur čia yra ta jau skirtis, kas yra nauja, o kas jau yra inovacija? Taip, iš tikrųjų, tas žodis inovacija tampa galbūt negražiai, bet nuvalkiotų. Dedam tą žodį ant visko, kas nauja, taip, bet nebūtinai tai iš tikrųjų yra ta inovacija. Inovacija tai realiai yra sprendimas problemai, kad ir kokio dydžiai. Galbūt tam tikrai žmonių grupiai su tam tikromis problemomis, kad ir sveikatos arba gyvenimo būdo. Tai gali būti ir visuomenių problemos, ar ne, ir tai gali būti viso pasaulio tam tikri dalykai. Ir mes juos sprendžiam tam tikrais technologiniais būdais, ar ne, tai gali būti ir socialinė inovacija, aišku, tam tikri, pavyzdžiui, įstatymo pakeitimai ar kažkokios iniciatyvos iš vyriausybių, bet tai gali būti dažniausiai tai mes siejam su technologiniais dalykais. Na ir taip, iš tikrųjų ne viskas, kas nauja, yra inovacija. Na ir turbūt paprastas pavyzdys, tai ne vienam yra tekę pasinaudoti, pavyzdžiui, maisto išvežiojimo, ar ne, programėlę. Tai jeigu mes sukursim naują tokią arba pakeisim ten kažkokį dizainą, tai netaps inovacija pati iš savęs. Bet kažkada galbūt tas pristatymas į namus kaip bendras toksai dalykas buvo didelė socialinė inovacija, kuri iš tikrųjų pakeitė mūsų požiūrį į taip, kaip mes galim, pavyzdžiui, pirkti tam tikras prekes. Na ir galbūt toks visai artimas pavyzdys laiko prasme, tai yra aišku pandemija, ar ne? Per COVID tikrai nemažai inovacijų buvo. Ir turbūt didžiausia visą pasaulį palietusi tai buvo būtent tie skiepai, mRNR, būtent skiepai, kurie ir leido mums greit suvaldyti, ar ne? Tai aišku, turėjom daug resursų tam skirtų tuo metu, bet tai tuo pačiu yra geras pavyzdys, kad tos didžiosios inovacijos paveikiančios visą pasaulį, jos neateina per dieną ar savaitę. Tai yra ilgi metai mokslinių tyrimų, ilgi metai įvairių iteracijų ir klaidų, kol mes tik tai ateinam. Tai va tas vakcinos pavyzdys turbūt yra geriausias, kaip mokslas nuosekliai dirbdamas ir klysdamas prieina prie sprendimų, kuris turi didžiulę įtaką. Na ir kitas, aišku, tai to paties pavyzdys, aišku, dirbtinio intelekto, įvairūs chatbotai, kuriuos dabar naudojam, tai turbūt kiekvienas iš žiūrinčių yra naudojęs ir ChatGPT ar panašius tos mašininio mokymosi robotus, ar ne. Ir tai irgi buvo nuoseklus darbas, daug mokslininkų per ilgą laiką, kol galiausiai tai tapo, iš principo produktu, kuris tapo lengvai prieinamas. Na ir iš to, aišku, sprogimas, ką mes dabar turim, tai turbūt kasdieną vienaip ar kitaip kiekvieno iš mūsų gyvenimo, nors gal taip negalvojam, paliečia tą technologiją. Tai o viskas, kas nauja, šaldytuve ar ne, ten kokia nors grietinė, ten inovatyvi dėl to, kad pakelis mėlynas, tai nėra inovacija.
Benai, jūs pats dirbate universitete, esate mokslo žmogus, jeigu taip paprastai tariant. Ir pats paminėjote, dar paminėsiu tokį terminą giliosios technologijos, tai dažniausiai jos būtent reikalauja fundamentinių tyrimų, ilgų eksperimentų ir panašiai. Ir kokie požymiai ir kriterijai leidžia atpažinti, kad inovacija yra sukurta pasirėmus realiais moksliniais tyrimais, o ne vien tik tais rinkodariniais šūkiais? Na tai irgi pasižiūrėti, nagrinėjant produktą ar prekę ar ne kažkokią, kuri save vadina inovacija, tai jeigu mums jau kyla klausimas, ar tai yra tikrai inovatyvus dalykas, tai dažniausiai yra vienas iš indikatorių, galbūt ne, nes mes tada abejojam galbūt tą vertę arba pagrindu egzistuoti ar ne tam tikram dalykui, bet iš tiesų visada galima pasitikrinti, kas vedė link to produkto sukūrimo, jeigu tai yra tikrai gilioji technologija, tam tikras sprendimas, kuris užėmė tam tikrą laiką sukurti ir tai buvo nuoseklus procesas, tai visada rasim nesunkiai tų įrodymų. Iš kitos pusės tos tokios pseudo inovacijos, kur ten moksliniais tyrimais pagrįstos, ten tiesiog teiginys išmetamas, ar kad tai yra kažkas tai naujo ir labai stebuklingo ir remiamės tik tai, pavyzdžiui, vartotojų kažkokiais atsiliepimais, tai iš karto yra indikacija, kad daugiau tai yra rinkodaros sprendimas, padidinti pardavimus galbūt daugiau negu tai iš tikrųjų yra tam tikras produktas ar paslauga, kuri gali turėti realią vertę. Tai kokie pagrindiniai tie bruožai, jeigu taip labai paprastai sudėtume iš eilės punktais ir žiūrovam atskleistume, kaip atpažinti, ar tai yra moksliniais tyrimais paremtas produktas, technologija nauja sukurta, ar visgi tai yra pseudomokslo produktas. Beje, kaip įvertintume tą terminą pseudomokslas? Šiaip pseudomokslas tai tokia linksma sritis apskritai visuomenės visose pasaulio, net čia Lietuva nėra nieko išskirtinė, ne visam pasauliu to yra. Tai aišku, paprasti dalykai kaip astrologija, pavyzdžiui, ar homeopatija, tai turbūt geriausiai žinomi visiems pavyzdžiai, kur absoliučiai jokio mokslinio pagrindo nėra ir tam, jeigu astrologija, tai absoliučiai niekas, o jeigu homeopatija, tai aišku, nėra jokio mokslinio pagrindo, galvoti, kad tai turi tam kažkokį poveikį, išskyrus placebo, aišku, placebo negalima nuneigti, bet vėlgi, tą mes galim ir kitais būdais savo efektą susikurti. Tai jeigu teiginiai, aprašymas kažkokios prekės ar paslaugos atrodo per gerai, tai jau yra pirma indikacija, nes dažniausiai ir yra per gerai. Taip pat, kuo yra grindžiama, ar ne, jeigu apie pseudomokslą kalbant, tai jeigu turim, kaip ir minėjau, tik tai vartotojų atsiliepimai, yra sakoma, kad yra moksliniai tyrimai, bet jie nepateikiami. Jeigu kaina yra nemaža, nes vienas iš būdų tą pseudomokslą kaip legitimizuoti, tai yra sukurti tą tokį kabutėse premium įspūdį. Jeigu daiktas brangus, tai reiškia, kad jis kaip ir geras, ar ne? Nes dažniausiai taip ir yra, jeigu kalbame apie technologijas, tai ta kaina šiek tiek ir atspindi to produkto kokybę, tai čia irgi tuo yra naudojamasi tam tokiam įvaizdžiui sukurti. Na ir aišku, pseudomoksliniai teiginiai, tai visi esam ten girdėję kokią kvantinę mediciną, ar ten kokie detoksikaciniai pleistrai, kurie ten spalvą keičia tiesiog ore. Tai tiesiog labai paprasta. Ir svarbiausias galbūt čia dalykas, tai yra kritinis mąstymas apie tai, kaip veikia mūsų pasaulis. Visi žinom, kad Žemė neplokščia, nors kai kurie žmonės galvoja, ar ne, kad taip yra. Tai lygiai taip pat čia galim mes savo patirtimi ir kritiniu mąstymu atpažinti. Tuo tarpu tie tikri dalykai galbūt kartais jie ateina lėtai. Pavyzdžiui, vienas iš tokių gal, kuris kaip tik už poros dienų mus visus palies, tai yra tas apvalinimas centų, kaip pirksim, ar ne, grinaisiais, tai aišku, grinųjų jau nemaža dalis nenaudoja apskritai, tai nepalies žmonių, bet tie, kas naudoja, tai, toks atrodytų keistas gal tas pakeitimas. Aišku, daug kas galvoja, kad čia parduotuvės apvalins tik į didžiąją pusę ir panašiai, bet aišku, apvalinimo taisyklės tam labai paprastos matematika, ar ne, tai vieną kartą išlošit, kitą pralošit, tai bendrai gausis tas pats, bet ką tai leidžia, tai iš principo mum kaip visuomeniai sutaupyti tiek per mūsų, tiek Lietuvos bankui, tiek visiems Europos bankam, pavyzdžiui, ir galbūt kartais mes to nepagalvosim, kad tai yra tam tikra inovacija, bet iš dalies tai galima būtų laikyti socialinė inovacija, kuriai, gal mokslinio pagrindo labai nereikėjo, bet tai kūrė tam tikrą vertę visuomenėje ir sprendžia tam tikrą problemą, kuri ilgojo laikotarpiu mums taip pat atneš dividendų tiesiog bendrai
kaip resursų papildomų. Benai, o jeigu dabar paminėjot vieną iš pavyzdžių, o jeigu paklausčiau, kokie yra pseudomokslo produktų pavyzdžiai, kuriuos būtų galima rasti parduotuvių, vaistinių lentynose ir kuriuos būtų galima dabar nusipirkti, galbūt tai nėra konkretūs prekių ženklai, bet tiesiog patys produktai, kuriuos žmonės graibsto ir tiki jų reikšmė savo organizmui, savo sveikatai. Galbūt galite pavyzdžių pateikti. Na, iš tikrųjų, tai daugiausiai turbūt pseudomokslinių produktų yra susijęs su sveikata, nes tai yra jautriausias kiekvienam žmogui ir artimo sveikata, sava sveikata, turbūt jautriausias rytis ir dėl to yra patogu kurti tas fiktyvius produktus, siekiant, aišku, naudos, pinigų, jeigu kalbam apie pardavėjus. Tai, aišku, plačiausiai paplitęs, aišku, yra homeopatija, kuri, gaila, bet Lietuvoje yra įstatymų įteisinta. Kitose šalise yra uždrausta, Europai labai ribojama, pavyzdžiui, Jungtinėse Amerikos valstijose, tai ant kiekvienos pakuotės turi būti pranešimas, kad moksliniu nėra pagrįstas šitas produktas ir panašiai. Tai turbūt yra plačiausiai paplitęs pseudomokslinis produktas, kurį, nesunku kiekvienai vaistinei įsigyti. Bet kiti, tai aišku, irgi susijęs su sveikata dalykai dažnai būna, tai manau, kiekvienam socialiniuose tinkluose būna karts nuo karto kokia reklama, kuri ten sako, va čia kažkoks aparačiukas, tu čia paklausysi ir tu nebejausi ten streso ir miegosi labai gerai, ar ten pleistrą užsiklijuosi kažkur tai ir ten pasveiksi nuo visų ligų. Tai tikrai nesunku tokių produktų rasti ir ypač socialiniai tinklai yra geros platformos plisti tokiom idėjom, nes vėlgi, kaip aš grįžtu prie tos minties, kad dažnai įrodymai yra kitų vartotojų patirtis. Na ir ten ir yra, aišku, komentarai, dalinimasis tuo panaudojimu, aišku, ne visada tai yra tikrų vartotojų atsiliepimai, jau kalbėjom apie dirbtinio intelekto įrankius, tai tas irgi leidžia kurti ir aprašymus, ir tam tikrus vaizdo, ir foto medžiagą, kuri tarsi, naudojami kaip įrodymai. Tai va, bet turbūt, ir aišku, nesu sveikata susiję, tai kai kuriuose portaluose vis dar galima ir horoskopų rasti, tai turbūt irgi nesunku, nemokamas toksai dalykas, labai geras pseudomokslo pavyzdys. Be to, įdomus faktas, kadangi ten su tai žvaigždynai susiję, tai praėjo keli tūkstančiai metų, nuo sukūrimo tos idėjos, tai dabar, nebestampa ženklai, kaip tada buvo, bet, čia turbūt nesvarbu, ar tam žmogus dvynys ar jautis. O kaip manot, kodėl svarbu yra, kad žmonės atskirtų, kur yra mokslas, kur yra pseudomokslas? Galbūt, jeigu tie produktai nekenkia sveikatai, jie nedaro iš esmės jokio poveikio, kodėl svarbu, kad žmonės atskirtų, kad tai yra pseudomokslas ir kad tai galbūt ir neturės tokios jau teigiamos įtakos jūsų gerbuviui? Tai va, čia toks labai geras klausimas iš tikrųjų. Tai yra tas, kad visuomeniai galbūt ne kiekvieno konkretaus žmogaus, nes dažniausiai tai yra prarasti pinigai, gal kažkiek laiko, bet visa visuomenė tampa mažiau atspari šitiem dalykam. Ir tai reiškia, kad tie dalykai gali persikelti ir į sprendimų priėmėjų, tokią kaip mąstymą. Ir tuomet reiškia, kad mes kaip visuomenė išvaistysim pinigus savo visų ir laiką, vietoj to, kad skirtume tos resursus kažkam progresui arba tikriem sprendimam reikalingam, mes juos, tiesiog švaistysim pseudomoksliniam arba mokslu nepagristom idėjom. Ir aišku, Lietuvoje tikrai mes dar nesam tame, bet ir kiek taip žiūrint visuomenėse, to dar negalima pastebėti, bet dėl to, kad mes galim, laisvai skleisti informaciją, kuri nėra tikra, tai tampa iššūkiu. Kaip visuomenėm tapti atsparesniom, netikrai informacijai, ne tik tai, kas su pseudomokslu, čia bendrai galima kalbėti, ar ne, apie, kabutėse fake news arba visą tą informaciją, kuri nėra tikra, dėl to, kad kuo toliau to jos daugėja ir ją vis lengviau yra sukurti. Ir tas visuomenės atsparumas yra problema ir jinai, kaip ir didėja, kels vis didesnių iššūkių ateityje. Tai tas pats ir su tais pseudomoksliniais dalykais. Tiesiog reikia kritiškai žiūrėti į tai tiek kiekvienam iš mūsų ir tuo pačiu mūsų visuomenė tampa atsparesnė. Tai iš esmės sutiktumėt su tokiu teiginiu, kad atrodytų čia tik tais viena detalė, galbūt net ir galima prišlieti prie fake news, netikrų naujienų, tą pseudomokslą. Jeigu visuomenė negeba atskirti pseudomokslo nuo mokslo, tai kenkia jai kaip pilietiniai visuomeniai ir tie sprendimai gali persikelti, nežinau, į kur kas, vadinkim taip, svarbesnius ir labiau visai visuomeniai turinčius įtakos procesus, kaip pavyzdžiui rinkimai ir panašiai. Tikrai taip, tikrai taip. Ir konkrečiai apie rinkimus tai tikrai esam matę ir pavyzdžių, ar ne, kaip gali tam tikra nebūtinai pagrįsta informacija įtakoti žmonių pasirinkimus.
Tai, gerai, kad Lietuvoje dar bent jau tokių konkrečių pavyzdžių neturim, bet taip, iš principo gali paveikti tuomet ir visuomenės sprendimus plačiaja prasme ir tiesiog išvaistyti tą laiką, kurį mes galėjom skirti savo naudai, mes turėsim paskirti kažkam, kas išleisim savo pinigus, laiką ir paskui dar užtruksim, kol sutaisysim, kabutėse tą žalą, kurią padarėm. Ir, ypač dabartiniam kontekste, nebūtinai susijusi su mokslu, bet geopolitiniam, ar ne, tai tampa ypatingai svarbu, tapti atspariem, arba būti atspariem ir kritiškai vertinti viską. O Benai, mes dabar kalbam, žinom, apie visus sprendimus, inovacijas, kurios yra pagrįstos mokslu, eksperimentais, tyrimais ir panašiai. Bet ar tikrai visiems reikia visoms inovacijoms būtent mokslinių tyrimo, gal kartais tiesiog pakanka kūrybiško sprendimo ir paprasto atsitiktinumo? Ar tikrai yra reikalinga? Tai nebūtinai, tikrai ne. Tai jau pradžioje minėtas galbūt maisto išvežiojimas namus kaip toks sprendimas, aišku, ne pastaruoju laiku, bet anksčiau, ar ne, mūsų kaip žmonijos istorijoje kaip toks, tai tam nereikėjo mokslinio tyrimo, ar ne, tai tiesiog buvo patirties pagerinimas kiekvienam iš mūsų, tai vėlgi grįžtant prie COVID, tai maisto pristatymas į namus tapo didžiuliu bumu, ką iki dabar tikrai nemaža dalis toliau naudoja žmonių, tai kaip socialinės inovacijos arba tam tikri verslo modeliai, kurie neegzistavo, bet atsirado problemos ir jie sprendė arba į tai atsakė, tai tikrai ne, bet kada to mokslo reikia, tai kai kalbam apie žmonių sveikatą, saugumą ir tam tikrus strateginius sprendimus. Bet kai kalbam apie patirtį, tai gali būti netgi taip paprasta, kaip pavyzdžiui dabar labai svarbus dalykas ir mūsų universitete, ar ne, tai yra informacijos svetainių įvairių kitų platformų pritaikymas negalią turintiem asmenim. Ir tas irgi tampa tam tikrais technologinį iššūkį turinčiais sprendimais, kurie sprendžiami. Tai irgi priklauso nuo visuomenės problemos tuo metu arba kažkokios galbūt kai kuriais atvejais ir įsisenėjusios ir nebūtinai tai yra mokslu grįsta, bet tai gali būti ir tam tikri jau atlikti tyrimai, kuriuos mes pritaikom srityje, kitoje kažkokia srityje, negu galbūt konkrečiai, kur tie sprendimai buvo sukurti. Tai ne, bendra prasme ne. Gali būti, tai tiesiog kūrybiškumas žmogaus, bet tada aišku lengva ir atpažinti tą dalyką, kad mes suprantam, kaip tai veikia, kodėl taip yra padaryta ir tiesiog to naudojamės. Tas pats kaip ir su ta grąža grynaisiais, lygiai taip pat. Paminėjom kūrybiškumą, inovacijas, mokslinius tyrimus ir galiu pasakyti, kad visus šios dalykus galėsime rasti inovacijų parodoje Technorama, kurioje kasmet pristatoma per 70 įvairiausių inovatyvių produktų. Jūs pats ne vienerius metus dalyvavote kaip darbų vadovas, tai tikrai puikiai žinote ir kontekstą, ir kas dalyvauja, ir kokie darbai pristatomi. Galbūt galite pasidalinti iš savo patirties ir su tais, kurie mūsų žiūri, kurie planuoja dalyvauti. Ką galėtumėt patarti, ką atkreipti dėmesį pačios parodos metu, kaip pristatyti darbus, ar tiesiog kaip vystyti savo produktus? Na, iš tiesų, kai kuriam savo kažkokius sprendimus, turim savo idėjas, konstruojam galbūt kažkokį prototipą, tai dažniausiai, sukuriam idėją ir nežinom, ar jį veiks, ar ne, ir Technorama yra labai gera platforma išsibandyti save, savo idėją, gauti labai gerų patarimų ir, aišku, sutikti žmonės, kurie yra panašus, kuriem irgi tokie sprendimai ar panašus yra jų gyvenimas ir, tiesiog dalintis. Bet tuo pačiu labai smagu ir apsilankyti nebūtinai kaip dalyviai su savo kažkokiu sprendimu, bet tiesiog aplankyti parodą kaip žiūrovui ir pamatyti, ką veikia jauni žmonės, ką veikia nebūtinai jauni, įvairūs, bet kad tos inovacijos iš tikrųjų yra daug arčiau mūsų, negu gali pasirodyti ir kiekvienas gali prie to prisidėti. Benai, ačiū už pokalbį, buvo tikrai labai įdomu, daug praktinių pavyzdžių ir dabar tikrai atidžiau žiūrėsiu ir tikiu žiūrovai žiūrės, ką perka, ką įsigyja ir ar tai yra pseudomokslo ar tikro mokslo kūriniai. Tai ačiū už pokalbį. Na, o aš savo ruožtu norėčiau padėkoti visiems tiems, kas mus žiūrėjo šiandien ir kartu pakviesti į gegužės 28 dieną vyksiančią inovacijų parodą Technorama. Primenu, kad visi sugužėsime į Kauną, KTU Santakos slėnį. Taipogi norėčiau priminti, kad tų, kurie registruosis dalyvauti ir Technoramoje pristatyti savo produktus, laukia daugiau negu 8 000 eurų prizinis fondas. Tad dalyvauti tikrai verta. Nuo šiandien kalbėjome tiek apie kūrybiškumą, tiek apie mokslinius tyrimus ir iš tiesų
tiesų manau, kad abu šie segmentai plus darbas yra labai reikalingi gimstant inovacijoms, reikalingoms mūsų kasdienybei technologijoms. Apie tai kalbėsime kitose laidose. Na, o šiandien atsisveikinu ir linkiu gražios dienos. Iki.